Sveiki, Hebra. Šitas video skirtas tiem žmonėm, kurie investavo ir paskui pasižiūrėjo video ir bijo, tokiem kaip aš, nes aš pats bijau, pats investavau, balsavau savo pinigais, prisižiūrėjau video ir baisu, kad ten negaliu Čia nesąmonė, žinai, bet vienas dalykas, bijo tada papasakoti kažkam, kad, blemba, aš čia galbūt į skemą papuoliau, žinai, ir ten praradau pinigus, arba aš ten pasiimau pinigų, žinai, arba kažkas būna, blemba, aš čia, žinai, niekam nieko nesakysiu, nes nenoriu čia, žinai, pasakoti, arba būna, supranta, kad daro ir toliau apgaudinėja, žinai, tai labai smagu, kad supratai visą tai, kas vyksta ir paskambinai ir nusprendai pasidalinti. Ir aš manau, kad tikrai dideliam kiekiui žmonių padėsime. Šitas video padės išsaugoti pinigus ir ačiū tau. Viso. Gero vakaro. Ačiū. Iki. Lietuvos bankas įspėja, investuodami lėšas į LVX kriptoturto prekybos platformą rizikuoja. Ten yra traderis GS komandoje, kuris treidina už jum. Ir jum reikia kiekvieną kartą gavo signalą pamėgti mygtuką. Tai nėra uždyka Hebra. Čia reikės dirbti. Čia nėra taip, kad įmetė į kriptą, kaip kituose projektuose ir viskas. Čia reikės dirbti. Bet šiandien yra pontas tas, kad taip mes galim išsiimti tuos pinigus, kuriuos įsinešėm į tradingą, kad ir su tam tikrais mokesčiais, bet galim išsiimti tuos pinigus be problemų. Nes LVX yra jūsų exchange'as, kurį jūs naudojate. Čia jūsų pinigai. Ir aišku, jeigu LVX užlinks, tai bus blogai visiems, bet gali ir Bybit'as užlinkti, ir Binance, ir jau nešneka apie mažas tokias exchange'as, kaip suparodysiu Cetus. Čia laikau savo pinigus irgi. Penkiai, kas yra ten. Tai nėra reguliuotas kažkokios tai biržos, kur tikrai prekiauja, bet tam tikriem žmonėm yra paprasčiau pasidaryti kontraktą su mažu exchange'u, kaip pakeityklą, ir turėti kažkokių tai savo pliusų, kur jie uždirba ir gali dalinti. Aš nesakau, kad GS yra viskas švaru, legalu ir panašiai. Aš tik tai sakau, kad mes galim išsiimti, jeigu labai norim tuos pinigus. Čia viskas priklauso nuo jūsų. Ir jūs gavę signalą, jūs statot savo pinigus, ne kažkieno tai pinigus. Čia yra jūsų pinigai, kurie yra kitoj biržoj, ne GS, o LVX exchange pinigai. GS neima iš jūsų pinigų. Nu, bent jau aš kiek suprantu. Nu, tiek. Ateik, gali biškį žmona. Tu vis sakai, nebijai dėl LVX, ne? A dėl ko tu bijai? Kad negali išsiimti pinigų? Kad galiu neįsiimti. Kad gali neišsiimti pinigų. Gerai, tėvas šiandien bandys sudeginti pinigus. Sudeginti, įrodyti Hebrą. Bandys mus sudeginti 20% pinigų. Ne, bet aš tą myliu ir nenoriu, kad stresuotų. Ne, tai bent jau palauk 7-8 signalą. Tik 7-8. Čia, karoči, mėnesis mano sėdės, man stresuos ir knisfrota, kur mes čia pinigais. Viskas gerai, man. Gali eit man kavos padaryti. Ne, neįsijam. Tai negi visus jums, kad to yra. Na tai vis tiek 2%. Na tai, man, šią savaitę kiek pratykom, aš tai apie štuką, kiek tu. Vėl pratysim? Nu tai va,
Ne tą adresą įrašiau. Ai, ir nieko neprašėte? Ne. Tai mažiukai laviu. Tikrinai? Nėra dalykų. Nėra. Tai va, štukam prapiknisinėjama čia 25% susimokėti. Bet kažkam reikia... Nu, išleidom mane. Tai padarysiu vyrui kavos. Ką žmona, ką mane myli. Reikia palaukti. Taip 26 dienas, tu Na dar pirmas tai man, dienas. žiūrėk, išsiimsiu aš dabar 125 pinigus ir žiūrėsime, kiek mes čia gausime pinigų. Bet tai čia jie. Nu tai visi sako, visi daro, visi, karočiai, kažką tai. Ir, karočiai, ir nieks nieką nežino, visi deda, tada stuma vieni ant kitų, karočiai. Ir panašiai. Valė pristuma ant Elveksą, Elveksą stuma ant tuo ir karočiai. Dėpavys. Bet svarbiausia nesumaišykit, ką jūs čia ir kur čia įsiminėt visą laiką tikrinti, ne? TRC, ne? TRC, čia pas mum irgi TRC. Withdraw address. Ką sakė? Aš patikrinai. Ką vadinai? Ai, adresą. Ai, ne, dar netikrinau smarkiai. Nu tai va čia važiuoju. TNI. Tai palauk, čia palauk. Taip atrodo ilgiai. Tai čia. Palauk, galo. Galą. Tai turi šeši. Šiek tiek kitą vidurį, kad gal pradėjau. Ai, va, kad nieks manęs neapvogtų. Tau palauk, reikės šitą verification? Nežinau, tai va, ir bandom, žiūrim. Pirmoji vietai reikėjo pilnai gyventi iš, nesakysiu, kepurėm gali užmėti. Reikėjo, karočiui, autorizuoti savo akauntą pradžiai, norint išsiimti, bandysime dar kartą, antras dublis. PR. Assets, no. Pradžio reikia exchange trade, tai mum atvirkščiai reikia trade 125 deginas manęs, okei.
doleriai. Transfer. Nu, nežinau, kodėl čia taip rašo, bet čia tai jo. Taip, man degina babkės mano. Kodėl taip padarai? Nes žmona stresuoja. Va, kodėl padariau. Chebra, nenoriu, kad žmona stresuotų. Užtenka, kad aš stresuoju. Gerai. Nu ką turim? Va, turim. Gavom $100. Tai vis tiek 5 procentus teko mokėti, ne? Ai, nu tai va, tai ką mes čia šnekam, kad traderis už dyką dirba. Žiūrėkit, chebra, nieks čia niekam nieką neduoda už dyką. Uždirba pacanas, kiek ten jis mums uždirba ir va susimoka mes 5 procentus. Nes mokestis buvo, na galėsiu pažiūrėti atgal, bet man atrodo, mokestis buvo už tai, kad neatidirba pinigai. 20 procentų, tai? Aš sumokėjau tai 25, nes aš tai įsiėmiau 120. Ai, ne, didesnė suma. Daug dolerių. Tu dalyvisi? Jau, turiu, va, paskui 120. Va. Nu gerai, ai, supratau, tu nori, kad aš išsijimčiau. Okei, myliau. Ai, pala, mes čia jau patvirtinam, tai man reikia tada čia, ne, ir bandyti daryti withdraw. Tada bam, bam. Withdraw address turėtų būti jau mūsų išsaugotas, išsisaugokite savo. Gerai, withdraw all. Leasing. Ką rašo, kad withdraw successful. Все не відкрити нову плані. Mes darom tai video vien dėl to, kad Snieguolė prašė kalbėti lietuviškai. Man tik dėl to. Jeigu Snieguolė neprašytų man lietuviškai kalbėti, krenčia gal. Ir mama mano sako, ką tam pašai, žinai? Aš, sako, nesupratom, kalbėjo lietuviškai, bet sakom, man jis lietuviškai net nesupranta. Apie ką gal jos nesuprato? Klausytojai. Kad stresas. Tie. Asets. Gerai. Jo. Ai, dar yra. Čia, dar turiu, dar neišėm. Ai, available nebėra, ne? 3. Ai, nu tai va, siunčia. Siunčia. Na, teoriškai tai turėtų būti greitai, bet kiek suprantu, čia bus negreitai. Mes kur žiūrėjom video, mums taip ir nieks nepasakė. Išsiema, neišsiema. Jeigu kas norės į LVX prisijungti, prašome, renku komandą, reikia man 5 žmonų irgi gerai būtų, žmonių. Jeigu išsiims, aišku, pinigus. Nu ir rašykit man privačiai, nes ten jūs negalite šiaip paprastai paimti ir prisijungti. Jūs turėsit prisijungti prie kažkurios komandos, gauti kažkokį referalą. Tada jūs gausit apie, jeigu įsimesit $1000, nu visi viską žino, bet jūs gausit dar $40, kuriuos galėsit iš karto išsivesti netgi. Gauni į savo sąskaitą. Tu gauni į savo sąskaitą ir gali iš karto išsivesti, tu sumoki gal 5 procentus. Ne, gal vis tiek sumoki. Kiek supratau, čia yra nauja birža. Aš nežinau, kodėl prekiautojai visą laiką nori prekiauti ant naujų biržų. Visą laiką įsigalvoja, paskui reikia klausytis susimaralo, kad kūrėm nori mums užmėtyti. Prekiauja ant tokių neaiškių biržų, jie uždirba iš tų komisinių
Jie prekiauja iš mūsų pinigų. Dedi 1% savo pinigų ir jie iškart nustato botus, kad jie iškart, jeigu uždirbsi 0,6%, uždaro dylą. Daugiau neėma, mažiau irgi neėma. Kol kas, esu kelias dienas senai, mėnesinių nebuvo. Kaip negali būti mėnesinių? Ką aš galiu, va, čia va. Tai ką čia, taigi čiagi šitas putas ir fucas. Va, žiūrėkit, jebra, aš galiu pats paimti, čia nėra, kad čia pirkti ir parduoti. Va, eini long ir eini short, viskas. Nors tai čia nežinau, ar yra stopa, nu čia aš nežinau, tai nemaigysiu, nes greičiausiai, kad praknysiu pinigus. Jeigu įsidėsit pinigus, jūs patys čia galite prekiauti, dėl to sakyčiau, kad geriau to nedarykit, nes greičiausiai, kad praknysit pinigus. Daugiau negu uždirbat. Ir čia netgi rašo palakarą, čia. Nu taip čia. Dabar nerodo kažkodėl, bet šiaip tai dažniausiai rodo, kiek būna procentaliai, kas deda, kažkur mačiau, 60 kažkeliai tipą į viršų ir 62 į apačią, bet turi šiek tiek didesnį šansą. Nu tai ir va čia dabar irgi. Jeigu tiek nusistatytume, tai va, didžiausia, mažiausia kaina. Tai jeigu iki čia pakrystų, teoriškai gali šaukti. O jie iš vis prekiauja 1 minutės čardžių. Nu tai va, 1 minutės. Tai ką, žiūrėkit, dabar išsidydinam, ne? Išsidydini, bum. Nu ir gali prekiauti. Nu vat kurais. Ir turit maždaug, jie per 10 minučių maždaug čia prekiauja. Ką, neatspėsi? Per 10 minučių kurais? Nu čia va, jie apačion dabar eis viršon. Paskiau, po kažkiek laiko eis apačion. Aš net neprekiaudamas. Galiu, bet ne, aš praknysiu pinigus, jeigu praknysau čia. Palauk, ką čia, mes mums reikia pažiūrėti asets. Asets vis dar neina. Na gerai. Jeigu įkris, įrašysime, a jeigu neįkris, irgi įrašysime. Sakė, irgi rašysime. Na gerai, įrašysime irgi, jeigu neįkris. Pala, ateik, man. Žiūrėk. Parodyk. Gerai, Hebra. Kur ta kamera? Va, gavom pinigus, įrodymas yra, viskas veikia. Ką čia jie čia? Tiesiog žmonės nesulaukia, neįdeda. Nu įdėkit normaliai, kad galima išsijimti pinigus, ne? Va, išsijimti. Pala, tuo jau parodysime, ar tikrai įkrita. Gal neįkrita, gal meluoja. Įkrita. Kokiu akauntu, kas čia man į baibytą bok nori? 2 verifikacijų plus šitie flešiukai. Gal su paris, nes gali, tada tikrai gali apokti. Gerai, Hebra, Elvieksas veikia, renku komandą, kas nori, rašykit privačiai, kaip kepurė ir saka, sauga yra svarbiausia, nepasitikėkit, aš jums tikrai pirmas nerašysiu, aš gal padarysiu video, jeigu norėsit, galbūt kai kada. Ir jo, sauga svarbiausia ir aiškinsime toliau. Ką? Sudeginam, kiek čia sudeginam? $30. Tai va, iš 125 iki mūsų dėja 95 iki mūsų dėja. Klausyt mokesčių visko. Bet čia mes tiek sumokėjom vien dėl to, kad mūsų pinigai nebuvo atidirbę. Dėl to, kad žmonės stresavo ir nėra jokių video su tikru išėmimu pinigų. Taip? Naudokite. Jūs man skalingi $30. Ne?